Banger. Banger. Jei, čia Ryčka ir vėl filmuosime naują laidelę Pasigamink pats. Taigi, sveiki susirinkę čia, pas kaimynus į svečius. Mes esame čia vonioje, tipo ale gaminsim čia valgyt, bet iš tikrųjų aš čia šiaip sufilmuoju, tai paka. O, sveiki, susirinkę pas mane virtuvėje, grįžau iš to tualetą. Ir ką aš galiu pasakyti, kad čia yra RR studijos laidelė Pasigamink pats, aš Richardas ir mes eisime gaminti pas mane virtuvėje. Apskritai susilaukiu labai daug komentarų ir prašymų, kad pagaminčiau čili sriubą. Dėl to pamąsčiau ir sumąsčiau, kad kodėlgi ne, gaminsim čili sriubą. Todėl šitam receptui jums reikės šitų produktų: pomidorų be odelės savo sultyse, raudonųjų pupelių, čili pipiro, gali būti ir aitrioji paprika, taip pat česnako, fermentinio sūrio, jautienos faršo ir svogūno. Taigi, taupydamas laiką, dabar viską darysiu viename puode. Aišku, reiktų, kad jis būtų toks aukštesnis. Įpyliau aliejaus ir dabar palauksiu, kol įsikais. Dedu svogūnus ir juos apkepinu iki auksinės spalvos. Sudedam faršą ir jį truputį paminkome, kad jis pasidalintų į tokius trupinukus. Kepame, kol faršas parudos. Dabar sudėsiu česnakus. Aišku, jų dėkite tiek, kiek jūs norite. Jeigu jums nepatinka česnakai, tai galite mažiau dėti, o jeigu patinka, tai galite daugiau dėti. Ir dabar vėl truputį pakepinsime ir galėsime dėti jau čili pipirus. Labai pakvipo česnakas, bet reikia vis tiek dėti čili pipirus ir vėl truputį pakepinti. Su čili pipiras tas pats yra, jeigu jūs norite, kad aštriau būtų, dedate daugiau, o jeigu nenorite, tai dedate mažiau. Taigi, matau, kad jau viskas po truputį apkepė ir mąstau, kad jau pats laikas troškinti. Tad pasiemu pirmiausiai pomidorus ir jos visus supilu. Aišku, negailim. Ir tą skystį įpilam, nes mums skysčio kaip tik reikia. O jeigu pamatysite, kad jums troškinys labai atrodo per tirštas, tai galėsite truputį vandens įpilti. Ir tai sumažins jums tą tirštumą. Ir, kaip sakiau, supilame pupeles. Opa. Ir dabar gražiai ir ilgai troškinsime. Bandysime apie 20 minučių, o jeigu reiks daugiau, tai ir patroškinsime ilgiau. Matau, kad man truputį trūksta vandens, tai šiek tiek jo įpilsiu. Ir dabar galėsiu palikti troškintis. Taigi, kaip matau, mano sriuba jau pasitroškino, tai dabar įdėsime druskos ir pipirų. Aišku, nepagailėkite ir taip pat nepadauginkite, nes bus per daug sūrio, tai nelabai ir skanu bus. Tai įdedu šiek tiek pipirų ir druskos. Ir svarbiausias dalykas yra įdėti šaukštą cukraus. Jo nepagailėkite, nes be cukraus pomidorai neapsieina. Tikrai pagyvins skonį ir sriuba bus dar skanesnė. Viską išmaišom. Viskas, mūsų sriuba yra paruošta. Galima dabar patiekti ant stalo ir sūrį dėsime tik tada, kai įpilsime į lėkštę sriubos. Ir taip pat prie sriubos galima paruošti paskrudintą batoną, kurį aš toj padarysiu. Įkaitinam keptuvę, pasiemam aliejaus, aš naudosiu alyvuogių aliejų su baziliku ir pasiemam batoną. Tai aš apšlakštau iškart su aliejum mūsų batoną. Dedu vieną pusę į keptuvę, taip pat truputį apšlakštau kitą batono pusę ir palieku kepti, kol paskrus. Štai paskrudinom batoną, o dabar viską sudėsiu į vieną vietą ir parodysiu visą bendrą rezultatą. Toj grįšiu netrukus. Tai vat,
Dėkui, kad buvote su manim. Manau, kad man pavyko visai neblogai. Skonis toks, o kvapas tai, Todėl sakau, kad būtinai pasigaminkite šitą sriubą, nes yra labai skani. Ir buvo gera idėja, kad šitą sriubą pasiūlė man pasigaminti. Visai ilgai neužtruko man tas gaminimas, apie kokią pusę valandos, gal daugiau. Jeigu jums patiko šitas video, paspauskite like, o jeigu norite pamatyti dar daugiau video, paspauskite subscribe mygtukus. Taip pat neužmirškite mano antro kanalo, kuris bus papaustintas apačioje arba čia kažkur, nežinau kaip išeis. Ir taip pat komentuokit, nes komentavimas man labai padeda, nes galiu tada sužinoti, kas blogai, kas neblogai. Taip pat galite siūlyti receptus, jeigu jie man patiks ir aš juos mokėsiu pagaminti, tai būtinai juos parodysiu savo laidelėse. Su jumis buvau aš Richardas, čia yra lempa, čia yra virtuvė, čia su aš ir mes susitiksime lygiai po savaitės. Auf Wiedersehen, ciao, amigos, varau aš į svečius pas jūs. Juokauju. Iki.